Vienas vaizdas atima žadą kitam vaizdui. Pėsim į keltą, žiūrėk, yra kažkoks. Tu neatsimeni miestelio pavadinimo, turbūt irgi. Ai, tu negirdi manęs. Nesitikėjau, kad taip arti, aš gal kažkur į kampą numes. Ne, čia gal į viršų. Čia yra Georg Felber kažkaip tai va šitam berniukui. Tai aišku nusimk. Noriu iškilom.
Ten va irgi bėga kriokliai. Norvegija yra nacionalinis parkas. Jėtus. Kažkas kelią sugadino. Top to the mountains. Tokia daina yra. Čia dabar turbūt žemyn bus. Ar dar neprasideda žemyn. Up to the mountains. Šešišimtai aukštis šiuo metu rodo. Pagal ausų užgulimą spėju, kad čia aukščiausia vieta. 610. Jo, iškart vėsiau, drėgniau. Bet jau turėtų prasidėti leidimas, aš taip įtariu. Ir su tavim, Saulute, kalbu ir su kamera. Tau galima būtų pasakyti pusę sakinio suprastum, bet žiūrovai nesuprastų. Tai dėl to pilnais tokiais sakiniais stengiuosi daugiau kalbėti. O jeigu visi daug laikins, daug subscribins, tai tada artimiausia kelionė greit nusimatys su 2 ir tada girdėsite ir Skaistę. All depends on you. Gerai šiandien. Nu, man ir patiko. Tik žaptai atsidaro ir viskas. O ten va krioklys koksai. Eina šilt. Nu, telefotenai nesupyksta, bet po kol kas man šita dalis net labiau patinka nei lafotenai. O, krauli biški. Namukai kažko tai. Ir aišku, nuostabus berželiai Sauja. Turbūt ir vėl kilo. O jėtus, kokie artėja vingiai. O dievuliu, jie turbūt pamatė metą ir nusprendė praleisti viskas. Nu, davai, aš pristabdau. Tu labai jau nori, matau. Brum, bum, 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 bum. Eina sau, bet koks miškas, šiek tokia samanėlė. Eina sau. Eina sau. Aš net greitėt nenoriu, taip, nu, tiesiog taip chill ritmu tokiu. Pasižiūrėsim video, nes man čia kurva tokia. Taip, o jėtus Marija, čia dar geriau. Čia jau tikrai troliai gyvena kažkur. Eina sau. Jo va varva dar kai kur. Tai tau skylę padarė. Čia tikrai trolinė norvegai čia jau padarė tokią skylę. Kurva, sakė Skaistė, sakė bus kurva. Jėtus Marija, ir kurva, žiūrėk, ir dar grožėtis spėk. Top to the mountains, antra mašinytė reikės pakentėti.
Smagi kurva buvo. Yeah. Dar dvi kurvos nusimato. Ne, čia bus mažytė, tik tai labai lenkėsi, jinai tokia siauruka kurvytė. O, kaip smagiai. Nu ir dar viena ir turėtų toliau ant tiesiųjų eiti likti. Mes avytėmis galim pasigrožėti, va jis irgi gali pasigrožėti, kol aš darau kūrų, jis gali pasigrožėti avytėmis. Nu dabar jeigu jis susipras, jis mane labai bėsina, nesusipranta. Aš važiuot noriu nesustot visiškai. O, šaunuolis. Eina savo, čia tai vaizdų virtinė tokia, tik tai eina savo, kaip gražu. Čia per šitą vieną pravažiavau, tai kaip į duobę kokią. O čia gražiai taip gavosi. O čia nebus, kur mes žiūrėjome view ir po to nusileidom. Na, Rūpytė, upė nebloga. O, žvejauja kažkas. Nori stot ar kaip? Net nežinau. Nu ir kalnai eina savo. Po gardžios kavos judame toliau. Skaistė sako, vajetus, kaip čia gražu. Tikrai pritariu. Kaip iš atviruko. Salelė, tai aiškiai čia vanduo pakilęs turbūt. Eina savo. Iš atviruko nuotrauką vėl. Padarai vingį ir toks vaizdas. Op. Eina savo. Ten, matai, kitoj pusėje kalno yra kitas kelias, bet ten arčiau jūros didesnė tikimybė gauti lietaus. Ir reikia kažką pasilikti kitam kartui taip pat. Kiek dabar kilometrą pravažiavom, dabar 2,3. Eina švilpti. Pasaka. Ir dar sukas jisai. Oho! Pabaigos nesimato. Fūra dasivijo mus. O jėtus, dušas man lengvas buvo. Ne, aš irgi nepajutau, bet mačiau, kad lyja. Tunelys po tunelio. Ten kažkoks tarpas, sugriuvo akmenys biški. Čia biški mažesnis tunelys.
dar vienas tuneliuks. Oi, įkrito lašas į vidų šalmo. Vienas vaizdas atima žadą kitam vaizdui, kitas vaizdas dar labiau. Fantastik. Oi, tunelį lyja. Įsijungiau ilgas. Čia lempučių nereikia, sako, per trumpas tunelys pravažiuos. O jėtus jau mašina paskui mus atsirado. O jėtus vėl lietaus gavom. Ir sekantis tunelys. Eina savo. Fantastika. Jau kur, bet Norvegijoje, kad be lempučių tai nesitikėjau. O dabar kur mes lysim, nes kelias ten, tai ten dar sekantis tunelys matosi. Norvegai su savo ledais, kaip įsikala, geruliai tokie ledai pas juos. Taip išjungiu. Aš pagalvojau, kad jau tunelys baigėsi, kad šviesa, o ten Norvegas pasirodo su savo papildomais ledais. Nežinau, mane lepina tokia temperatūra. Va, yra vytės, va. Viskas čia gerai savo. Čia ožkytis. Spektakuliar, einam pažiūrėti spektakuliar. Mirksi lemputė. O tai tau. Pask. Vaizdas po vaizdas sunku nesustulti. Google rodo šitų važiuot. Čia šitą užtvanką. Nepagrindinis lyginant su tuo, reiškia, per kurį nevažiuojam. Įdomi. Čia užtvanka, matai. O čia turbūt lašišas gaudo. Su tais burbulais. Ar čia šiaip linija? Čia kažkoks ups. Štai privažiavom Vikingų bažnyčią. O po to, kaip saulė sako, galbūt ir į kavinę. Nu, gražu. Įdomu, gal net labiau nei gražu. Nueinam pažiūrėti, kaip ten spektakuliar. Biškai taip spūstel, kad nenuslystų jau nuo vėjo. Piršti. Va ir viskas. Va, 1905, o ten 1814
rašo. Žiūrėk, gal dar ir užeisim. Nerūkyt, na, medinis, tai dėl to turbūt. Operatorius gipsas. Hello. I can film inside? Yeah, of course. But don't use Blitz. No blitz. Okay. We have some information here. What language would you like? In English. English? Or Lithuania if you have. Finnish? Lithuania. No, sorry. I'm joking. Thank you very much. Thank you. Oho, viršui kaip. Angel on the Sharina of Mary from the Middle Ages. Visi buvę kunigai greičiausia. Arba šiaip kažkaip aš susižinau. Šiaip kaip įdomu. Ankstyvą. Čia irgi iš viduramžių šitie akmenys. Čia gaunasi visa altorių apeinė. Čia viskas medis. 1000 metų. O čia va. Pagal kažką parašyti. Wishes from Lithuania. Ne, aišku. O čia gal tos senusios durys. Bet čia viską nufilmuos aš.
Va ten, va, sniegas matosi ir ten biški sniego. Ir ten biški sniego. Tai va, mes su Saule po kavos, kurios nerekomenduosim, važiuojame, dabar nusprendėme ne kažkokį view žiūrėti, o važiuoti į kempingą, nes iki kempingo yra 2 valandos su biški. Pakeliui dar degalinė, koksai maži stopai. O, kriokliukas jau buvo pra. Tad keep on rocket. Up to the mountains, up to the mountains. Sunku jaučiu fūrą. Eina savo. Tak, laimingąją kamerą GoPro. Ai, Vingis jau nebe į sniegą. Up to the mountains, up to the mountains. Bum, 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 bum. Kodėl čia toks padangos, žiūk, kažkokie juoduliai. Šaunuolė. Sakiau šaunuolė, kad padėkoja. Inas tenai viršui. Išlindom iš labai ilgo tunelio. Ir matom ledyną. Vienu žodžiu. Iš vieno taško į kitą ir kitas visai vaizdas. Tunelys tarytum nukelia kažkur tai į kitą dimensiją, teisingai Saulė pasakė. Bet čia kažkoks the main kelias, nes fūros važiuoja, seniai jas bematęs. Kalnas kalnelis, kalnas kalnelis.